Kalimera, kalispera, bičiuliai. Kodėl tos pasisveikinimas? Aš nežinau, kada jūs žiūrit. Kalimera yra labas rytas, kalispera labas vakaras. Aš filmuoju vidury dienos, 12 valandą. Tai tinka ir kalimera, ir kalispera. Jūsų atsiprašysiu, žinau, kad norisi matyti žmogaus veidą akis, bet labai jau šviečia saulė. Aš lindau į tokią pavėsinę. Ir šiandien noriu parodyti vieną puikų pasirinkimą. Štai čia yra visiškai šalia jūra. Ir pagal numatytą projektą čia bus įrengtas paplūdimys nuo jo iki objekto, kurį noriu parodyti. Nežinau, minutė gal kelio, gal dvi man už nugaros. O toliau štai ten bus įrengtas laivelių uostas, vadinama marina. Štai čia jau yra nuosavų namų kvartalas, kaip girdit, tylų, kelių negirdėt ir už nugaros visiškai šalia jūra. Na ir dabar, kad pamatytume, koks atstumas, praeikim nuo jūros iki nekilnojamo turto objekto. Patys galėsit įsitikinti, koks tai atstumas. Kol kas aplinkui štai čia yra žemės ūkio paskirties žemė, o čia visur vystytojas įrengs iki pat jūros tvarkingą gražų keliuką. Ši vietovė yra nuo Pafoso centro apie 5 km. Vietovė vadinasi Kisonerga. Ir štai dabar prieinam gatvę ir ją reikės pereiti. Čia važinėja žmonės dviračiais dažnai. Čia bus, aš su vystytoju labai aiškiai pasižiūrėjom planus. Čia bus įrengta perėja, kad žmonės įsigyję turtą galėtų nesunkiai pasiekti pajūrį. Tikslingai neišjungiu kameros, kad matytumėt, galėtumėt pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Na ir va, viskas. Kelias tarp Pafoso toj pusėje ir tarp Pėjos praeitas. Čia visai netoli už posūkio yra autobuso stotelė. Dabar įžengiam į statybų teritoriją. Labai toli neisim. Pasižiūrėsim, kaip atrodo. Stengiamasi išsaugoti vertingus medžius, palmes. Objektas bus uždengtas, užtvertas tvora, užtverta bendruomenė. Ir čia labai puikiai paėjo pardavimai. Štai, kas atsimena, aš čia filmavau prieš gerą pusmetį, dar nieko nebuvo. Vėl daugybė metalo, stiprus pamatai, stiprus konstruktyvas, 3 blokai, kiekvienas blokas turės po savo atskirą baseiną. Ir štai čia išparduota, yra tikimybė, kad kažkas sugalvos galbūt perparduoti. Ar būna kartais nepraeina banko patikrinimo, bet štai šalia visiškai, kur matosi palmės, netrukus bus pradėtas vystyti dar vienas objektas. Kol kas dar pardavimai nepaskelbti, bet jau žmonės užsirašinėja, tie, kurie draugauja ir pažįsta, bendradarbiauja vystytoją. Dar nepaskelbus, jau turim bene pusę išparduotą. Leidimas turėtų būti pasirašytas už kelių mėnesių. Ir
kas suskups, bus fantastiškas pasirinkimas. Labai protinga kaina ir labai arti jūros. Labai puikus pasirinkimas. Šiandien tiek. Susitiksim netrukus mūsų nekilnojamo turto pristatyme, Kaune, birželio 18. Iki.